Kągi, šeštadienis ir John Borna. Brain. Buongiorno. Taip reikėtų, nes ne visiems čia John Borna. Kaune naujai supoliruotume Dainų slėnio toj vietoje vyksta Dainų slėnyje, taip čia pasakius tiksliai, vyksta Dainų šventė. Kaip ir nėra tas koncertas, kuris man labai patiktų, bet čia skonio reikalas, šiaip manau renginys neblogas ir susidomėjimų sulauks. Toliau, per visą Lietuvą labai dabar visur visi taško Munikos skandalą. Munika. Kaip ten buvo su ta Munika? Ten Munika tai kaip ir yra visa brigada ten jos. Bet dabar palyginus Munika su, kad ir su daktaru, pavyzdžiui. Daktaras sėdi kalėjime be įrodymų berods, ar ne? O Munika kaip čia dabar įrodymų kaip ir per akis? Munika, kaip tavo vyras sureaguos į tai? Achuja, aš net neįsivaizduoju, kaip mano vyras į tai sureaguos. Monika, man pohui, kaip sureaguos tavo vyras. Aš turiu savo masę problemą, tu dar man savo kišį. Ir ten visa brigada, tos Janutienė, Pasruta Janutienė laidoje labai gražiai išvardino, kiek ten ir kas ten susiję ir kas ten tą Lietuvą valdo. Ar toks Albinas ten yra? Albinas. Žinot, ką prisimenu labiausiai, kai šauna, kaip pasako Albinas, tai labiausiai ateina į galvą štai šitas. Ant ko pramušė, ką ant spalvų ar ant bobų, ką? Ant Brazauską vangos ir Kurtinaičiaus. Smagiai pakeliavai, nesakai. Dabar kalbant toliau apie tai, kad Munikos skandalas viską užgožia, bet kažkaip tai pas mus visą laiką sako, kyla ekonomika, ar ne? Kyla ir per 3 dienas bent jau Kaune 4 ganėtinai tokios ne visai smulkios įmonės, ir bankrotas ir masiniai atleidimai. Tai čia nuo to dėl to, kad per aukštai pakilo matyt, ar kaip čia, jo, bet čia matomai susijęs su kitų dalykų, apie ką mūsų ekonomistai tokie išsimokslinę ir vakcinuoti, gal dėl to ir gaunasi, kad jie nemato šitų dalykų. Tai kad tokia naujiena, kad dolerio pabaiga ištiko pasaulį. Ir BRICS šalys atsisakė jo to dolerio. BRICS šalys, tai Brazilija, Egiptas, Indija, Iranas, Kinija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Rusija, Etiopija, Pietų Afrika ir Saudo Arabija, ne? Praktiškai visos tos šalys, kuriuose, sakykime, yra pagrindiniai ištekliai. Ir jos atsisako dolerio. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Amerikai, kur dės Amerika savo dolerius, kam siūlys? Kiniečiai nebeperka obligacijų Amerikos, ar ne? Amerika dolerių prisispausdinus ir dabar tuose popieriuose paskęs, nes niekam jie pasaulyje bus neįdomus. Juokingiausia, kad pati Amerika įkalė sankcijas Rusijai, kad negali Europą, ta prasme, visos šitos šalis atsiskaitinėti su Rusija doleriais, o tengi buvo doleriai. O dabar Rusija atsisakė dolerių. Ir dar juokingiau, kad Rusija visose pasauliniuose bankuose, katrie veikia, ta prasme, Rusijoje, ar ne, iš Europos paimant kalbu ir iš Amerikos, išaldė tos dolerius ir nebeleidžia jų išvesti. Tai amerikiečiai nusavino, europiečiai, amerikiečiai nusavino rusų turtą, tą, kurį rusai turėjo Europoje ir Amerikoje, jo rusai paėmė ir nusavino dabar Amerikos ir Europos turtą, tą, kurį turi jų bankai Europoje, šitoje Rusijoje. Tai kaip ir dabar gaunasi įdomiai, kaip ir šachas ir matas, ar ne, davėm sankcijas ir patys gavom abratkės. Gerai, ar ne, įdomu tik tai, kaip dabar reikės, kaip vyks prekyba su Rusija, nes aš nemanau, kad prekyba su Rusija nevyks. Tai, kad jums čia šneka, kad mes su Rusija nebendradarbiaujam ir visą kitą per tą pačią Ukrainą, teka tos pačios dujos ir ta pati nafta. Ir kažkaip tai jeigu jinai teka, tai už ją kažkaip ir atsiskaito. O jie kaip atsiskaito? Išimkite iš Vokietijos ekonomikos, ta prasme, rusiškas dujas ir Vokietijos nebelieka ekonomikos. Tai yra faktas. Noriu, nenoriu, čia žinot, čia ne vaikų darželis. Noriu, nenoriu, gali būti kažkur tai tenais iki 5 metų maždaug, ar ne, kai ten aš nenoriu, arba aš noriu, išpjauk mano saldainį, eik iš mano smėlio dėžės. Tai ką mes turim Vokietijoje? Vokietijoje per praeitus metus, per 2023 metus virš 18 000 įmonių bankrutuoja.
Ir kaip čia taip, įmonės, kurios dirba nuo 1750 metų, jos bankrutuoja. Ir tai vėlgi, netokios jau ir smulkios tos įmonės. Iš ko žmonės duoną valgys, ką dirbs? Tai Vokietijos ekonomikoje šakės. O kas yra visos Europos pagrindinis garvežys ekonomikos? Ogi Vokietija. Čiuku, čiuku, įbaigėsi angliukų. Ir dabar kas, garvežiukas sustos? Tai kad, žiūrėkit, Amerika su savo doleriu šiknon eina. Tai doleris, žinokit, buvo bent jau iki kol atsisakė BRICS dolerio, tai buvo pasaulinė rezervinė valiuta. Tai reiškia, kad visos pasaulio šalys, visos, ar ne, daugiau ar mažiau, savo rezervus laikė doleriais, JAV doleriais. Dabar to atsisakė. Įdomu, ką darys Norvegija. Nes pas juos už jų išsiurbtą naftą pinigai visi irgi investuoti į dolerius ir į Ameriką. Tai kaip čia dabar bus, turėjom, bet ir pukšt nebeturim, arba turim tik tai daug popieriukų. Tai čia dar nieko. Kažkaip ten išsivartys, nes čiurkos juanių jau ta prasme, juaniais prie juanių perėję visas tos BRICS šalis, prie rublių ir prie juanių, doleris lieka už borto, čiurkom doleris nereikalingams, rusams doleris nereikalingas, bet pasaulio reikalinga čiukčių produkcija ir rusų nafta. Ir kaip čia dabar bus? Už dolerius jie mums savo juanių neparduos, o sakykime, dykai mums irgi neduos tų išteklių ir tų prekių, nes kiniečiai pasaulio gamintojas yra, kaip ten bebūtų. Tai dabar Europai teks arba išmokti gaminti pačiai, Amerikai irgi pradėti dirbti reikės, arba išnykti. Taip gautųsi, kažkaip tai maždaug. Bet tai čia dar viena medalio pusė, kad gaminti kažką reikalingi, ta prasme, resursai, ištekliai. Energija. Mes tos irgi neturime. Visą šitą turi daugiausiai išvardintos BRICS šalys. A jos mums už juanius parduos arba už rublius. Ir ką mes dabar darysime? Turim savo eurų, kurios galėsime susikišti šiknon, tiesioginė ta žodžio prasme. Nes griuvus Europos Sąjungai, euras nebeliks valiuta. Jinai niekada ir nebuvo valiuta. Kažkoks tai matavimo vienetas sutartinis, kuris veikia tol, kol yra Europos Sąjunga. Įdomu, kiek ilgai išsilaikys Europos Sąjunga griuvus Vokietijos ekonomikai. Anglai kažkaip laiku atsitraukė. Na, bet tai čia žinokit vėlgi, čia mums tas nesvarbu. Mums svarbu Munikos skandalas. Munika, grūja ar Munika. Kažką groja, nežinau. Na, dabar toliau einam prie to. Kažkam ten nepatiko, kad aš Karbauskio paklausiau už tai, kad kaip čia dabar yra jūsų vertybės su šeima, o pas jūs pėdikai. Paklausiau ir ką, ir norėčiau gauti atsakymą, bet panašu, kad jo negausiu. Nei aš, nei jūs, nei bet kas kitas. Nes Karbauskiui giliai pofik ant to. Būtų norėjęs, būtų atsakęs. Ir dabar, kai sako man toks žmogus, kad jisai už tradicinės vertybės, tai čia žinot, maždaug prašo manęs, kad aš patikėčiau besimeldžiančių pėdikų. Nebus taip. Pėdikas kažkurioje vietoje halturina. Arba jisai fuflo, kad pėdikas, arba jisai fuflo, kad jisai į Dievą tiki. Nes tikėjimas į Dievo piderastijos netoleruoja. Taigi, taip maždaug gaunasi. Toliau einam prie Žemaitaičio. Visi sako, kad kodėl aš tai darau? Aš tai darau todėl, kad susijungimas visų opozicinių jėgų, kurios sako, kad mes opozicinis, neįvyksta. Ir, ta prasme, kada jisai neįvyksta, atsiveria visos galimybės konservams toliau vokti ir valdyti. Tai dabar einam prie Žemaitaičio. Jisai gražiai šneka, gerai šneka. Kaip šneka, tai tikrai gražiai šneka, galima tikėti ir galima klausyti. Bet Žemaitaitis yra pasakęs ir štai ką. Aš kaip Remigijus Žemaitaitis tikrai pasisakau už tai, kad būtų privalomas ir kad tai būtų garantuojama valstybės. Dabar paprasto dalyko yra baudžiamoji atsakomybė, baudžiamojam kodekse yra vienas straipsnis. Tas asmo, kuris sukėlė kitam galimai pavojų ir dėl to galėjo mirti, atsako baudžiamoji atsakomybė. Tai tokiu atveju žmogus, kuris, narkime, nesutinka ir nepasiskiepia ir dėl jo kažkokių tai veiksmų gali kitą žmogų ištikti, nelaimė, mirtis ar panašiai, tai bus elementariai teisiamas už žmogžudystę. Tai reikėtų iš tikrųjų gerai pagalvoti.
Čia su liberališkumu, ką kolegos mano sako, galim diskutuoti. Yra gal žmonių grupė, kurie negali, nes organizmas gali nepriimti, gali būti tam tikra grupė, bet nebežaiskim tokiais dalykais. Nu, čia yra rimtas dalykas, esminis dalykas. Arba mes turim tada visi persirgti, kaip kažkas tai sako, bet aš pasikliaunu ne politikais, ne kažkokiais apžvalgininkais, aš pasikliaunu gydytojais, profesoriais, mokslininkais, kurie dirba ir jie supranta šito skiepo privalomumą. Kitaip tas skiepas būtų nekuriamas, jeigu nematytų jo reikšmingumo. Jis turi būti kompensuojamas valstybė. Vienareikšmiškai turi būti kompensuojamas, nes mes pakankamai daug išleidom pinigų visom kitom priemonėm, kurie tikrai nedavė efekto. Tai privalomas jis tegu ir būna, ar bus ten 20, ar bus 50 eurų, ar 100 eurų. Dabar kurio Žemaitaičiu tikėti? Ar čia pasakė ne Žemaitaitis? Čia irgi pasakė Žemaitaitis. Tai dabar primeskim, jeigu toksai patenka į valdžią ir dar aukščiau, kokio premjerministrų tampa, nors realu, kad toks protingai iš jo ką aš neka, taip. Tai dabar jeigu grįž kokie nors vėl virusas X, jisai ką, į dujų kamerą sodins tos, kurie nesiskiepina per prievartą. Nes siūlė, čia Žemaitaitis, tas pats Žemaitaitis, o mes jau dabar pamiršom apie tai. Nu, bet ir dabar klausimas tada Žemaitaičiui, tai kuris Žemaitaitis sako tiesą? Tas, kuris šneka šiandien, ar tas, kuris šnekėjo tada? Nes dabar kaip ir kažkaip pasidarė ir nelabai aišku. Jungtis jisai nenori su nieko, tikėti vėl nežino kuo, kuriom jo kalbom tikėti, nes čia panašu kaip kepurė, atėjo raudoniai užsidėjo raudoną, atėjo baltieji užsidėsiu baltą. Nu, maždaug taip gaunasi. Tai toks trumpas štai video ir ta prasme savaitgaliu, kad nekvaršinant visiems galbūt toks biški pamastymų, ką darysime su savo eurais, kas nutiks eurams ir kuriuo Žemaitaičiu tikėti. Ačiū, iki.